Treneri, sunki pergalė po pratęsimo prieš Italijos rinktinę. Kokio svarbumo rinktiniai buvo šį pergalę? Na taip, tikrai sunki pergalė, bet nėra svarbumo, todėl kad vien tik tais prieš Italiją. Kiekvienos varžybos yra svarbios, nes nuo kiekvienų varžybų laimė ar pralaimė priklauso. Kiek tu pelnysi taškų ir kur eisi toliau. Turėjome daug minučių šiandien, bet jaunimas gerai sužaidė tas atkarpas mažumoje. Kas lėmė tą žaidimą tokį mūsų gynyboje? Na, manau, minutės kyla iš to, kad yra nuovargis, nes vakar buvo sunkios varžybos, daug emocijų praradom ir jėgų. Tai va, šiandien dėl to ir klostėsi taip sunkiai mūsų varžybos, nes vis tiek antros varžybos iš eilės antrą dieną, tai yra tikrai sunku. Minutės, jo, jų reikia išvengti, disciplina tai yra pats svarbiausias faktorius, bet yra kaip yra, o šaunuoliai vaikinai išstovėjo, nepraleidom. Laimėjom. Ačiū. Prašau. Pijau, įvartis per pratęsimą ir iškovotą pergalę. Ar čiuoždamas link vartų jau buvai sugalvojęs, ką darysi? Tai buvau, visada apmąstau, ką daryti, kai priimu Ritulį. Norėčiau padėkoti Kavalenkai už rezultatyvų perdavimą. Nu ir ką, sik, važiuojam toliau.